Sveiki matematikai! Šiandien mes leisime laiką kartu ir išmoksime, kaip skaidyti skaičius pirminiais daugikliais. Tai yra labai svarbus įgūdis, kuris pravers sprendžiant įvairius matematikos uždavinius. Pradėkime. Prieš skaidydami skaičius prisiminkime, kas yra pirminiai skaičiai. Pirminiai skaičiai yra natūralieji skaičiai, didesni už vienetą, kurie dalyjasi tik iš vieno ir iš savęs. Pavyzdžiui, 2, 3, 5, 7 ir 11 yra pirminiai skaičiai. Kiekvieną natūralų į skaičių, didesnį už vienetą, galime užrašyti kaip pirminių skaičių sandaugą. Šis procesas vadinamas skaičiaus skaidymu pirminiais daugikliais. Pavyzdžiui, skaičių 12 galime išskaidyti į 2, dar kartą 2 ir 3 sandaugą. Norint išskaidyti skaičių pirminiais daugikliais, pirmiausia turime pasirinkti skaičių, kurį norime išskaidyti. Toliau rasime mažiausią pirminį daliklį, iš kurio pasirinktas skaičius dalyjasi. Tada padalysime pasirinktą skaičių iš rasto pirminio daliklio ir kartosime antrą ir trečią veiksmus su gautu dalmeniu, kol rasime dalmenį vienetą. Galiausiai užrašysime visus rastus pirminius daliklius kaip sandaugą. Dabar panagrinėkime, kaip visa tai atrodo praktikoje. Pabandykime išskaidyti skaičių 60 pirminiais daugikliais. Pirmiausia, patikriname, ar skaičius dalyjasi iš 2, nes tai yra mažiausias pirminis daliklis. 60 dalyjasi iš 2, todėl 2 yra mūsų pirmas pirminis daugiklis. Gautą dalmenį 30 dalijame dar kartą iš 2, kadangi tai yra mažiausias pirminis daliklis. Kartojame procesą ir dabar 15 daliname iš 3, todėl kad iš 2 akivaizdžiai padalinti negalime. Gauname 5. Kaip galbūt jau galėjote pastebėti, 5 yra pirminis skaičius. Tai reiškia, kad jisai dalyjasi tik iš savęs ir iš vieneto. Tai yra mūsų paskutinis pirminis daugiklis. Taigi, skaičių 60 išskirsčius pirminiais daugikliais, sandauga atrodo taip. Panagrinėkime dar vieną atvejį. Išskaidysime skaičių 315 pirminiais daugikliais. Pastebime, kad 315 dalyjasi iš 3. Tai bus mūsų pirmas pirminis daugiklis. Toliau. 105 vėl dalyjasi iš 3. 35 dalyjasi iš 5. Ir galiausiai likome su pirminiu skaičiumi 7, kuris dalyjasi iš paties savęs. 7. Ir matome, kad 315 yra pirminių skaičių 3, 3, 5 ir 7 sandaugos rezultatas. Skaičių skaidymas pirminiais daugikliais yra naudingas ieškant didžiausio bendro daliklio ir mažiausio bendro kartotinio. Taip pat šis įgūdis praverčia sprendžiant trupmenas ir kitus matematikos uždavinius. Štai ir viskas šiam kartui. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas padėjo jums suprasti, kaip skaidyti skaičius pirminiais daugikliais. Nepamirškite praktikuotis, kad įtvirtintumėte šį įgūdį. Iki kito karto.